Labą dieną. Žinokit, jau filmuoju, galit pristatyti. Čia mes esame likti autobuse. Čia palaukit, tuoj bajeris parodysiu, žinokit, miegamoji klasė autobuse. Va čia va yra gultai, aš dar gyvenime tokių nemačius. Mes pirmą kartą keliaujam su tokiu bajeriu, va pažiūrėkit, va tik tai miegamos durelės. O čia mums apsikeitėm su vyru dvigulę lovą, gavom autobuse, čia tai bajeris. Pasižiūrėkim. Kur, Andriau, mes keliaujam? Mes keliaujam į pasaulio kraštą. Aš tai dar noriu pasakyti, aš labai atsiprašau, labai noriu pati pakalbėti. Važiuojam į Dvarką, kur Krišna, palauk sekundėlę. Kur... Gerai. Aha. O, labą dieną. Oi, kiek daug šviesos. Važiuojam į Dvarką, kur Krišna karaliavo ilgus metus. Autobusas mūsų vadinasi Krišna ir prieš įlipant į autobusą iššovė fejerverkai. Žodžiu, mes su mano vyru čia kaifuojam, gulėdami dviguliai lovai, visą naktį sveiksim ir žiūrėsim kinus. Va. Mus Krišna kažkaip tai lydi, vat, ir iš tikrųjų jaučiasi vat, jo dėmesys ir tikrai vat, ir kas liečia maistą, kas liečia, sakysim, žmonės, labai kažkaip viskas taip sklandžiai vyksta, sklandžiai. Kas keliauja labai, ačiū. O va čia taip tie autobusai atrodo iš išorės. Čia tokie patys. Tik mūsų vadinasi Krišna, o atrodo taip pačiai kaip tie autobusai. Pažiūrim, ką daro mūsų kaimynai. Va čia mūsų kaimynas gyvena. Čia single vadinasi, va čia single lova. O mes gyvenam dviguliai. Tai dvigubai ilgesnė. Va, mes dviesi su vyru telpam. Mums, žodžiu, pasisekė. Čia mūsų kaimynas iš apačios. Smilkalais, žinokit, kvepia, nerealiai prikvepinta, be kondišinų, bet kam čia reikia naktį. Žodžiu, susitiksim Dvarkoj, labai fainai, su jum pasidalint tokiais įspūdžiais iki... Ai, va, mūsų kondišinas, va. O, va, čia tikrai incredible Indija. Jo. Super. Nu ką, gerai, čiau, paka, pasimatysim greitai.